Sveiki visi, kurie įsijungite šį mano vaizdo įrašą ir tai yra mano pirmasis vaizdo įrašas. Ir mes pradėsime nuo dabar kelionę link savo ateities, link savo tikslų, kaip nuo Bolto uždirbti iki galbūt kažko daugiau. Ir galėsite jūs tai stebėti mano akimis. Pateiksiu ataskaitą, kaip man sekasi, kokią mašiną vairuoju, kiek kuro ir visą kitą sunaudoju. Ar iš to eina uždirbti. Tikiuosi po metų galbūt vairuoti Tesla. Kas čia žino? Pažiūrėsim, kiek tas Boltas mums moka ir griausim beje visus mitus. Dirbsiu mažam mieste, dėl to veido nerodysiu. Jeigu ateityje gerai seksis ir sulauksiu daugiau dėmesio ir peržiūrų, tai aš būtinai persikeliuosiu į didesnį miestą ir tenai galbūt mane ir sutiksite. O dabar kol kas aš sėdėsiu savo mažam mieste ir rodysiu, kaip man sekasi. O ką aš vairuosiu, galite dabar pasižiūrėti. Opel! Vairuosiu Opeliuką 1.6 variklio, 100 kW, 2018 metų. Filmuosiu ir dirbsiu visą laiką vėlai vakare arba vakare, dėl to manęs nematysite dieną, nebent ateityje, kaip ir sakiau, prenumeruosite kanalą ir persikrausysiu į kitą miestą, kur galėsite pamatyti ir daugiau vaizdų, nes aš miesto irgi neketinu filmuoti, o jeigu persikraustyčiau, tai tikrai nufilmuočiau ir pabendrautume gyvai. Tai pažiūrėsime, kiek iš to Bolto eina pragyventi ar neina pragyventi. Tai yra mano papildomas darbas, simboliškai. Jei kviesite Boltą, palaikykime vietinius, o ne užsieniečius. Pas mane mieste jų nėra, ačiū Dievui, Vilniuje, Kaune jų yra. Na jau sėdžiu mašinai, tad ačiū, kad peržiūrėjote. Prenumeruokite kanalą, nu ir ką, su Boltu link Teslos, o galbūt ir iki Vilniaus arba Kauno. Kaip jūs nuspręsite, taip ir bus, po tam tikro kiekio sekėjų.